toliau stumtis su savo programa į priekį ir dabar Jurgita pristatys kitą kalbėtoją. Dėkoju, sveiki visi. Iš vienos sunkios temos prie kitos. Kalbant apie savižudybę ir psichozę, tai yra vienas iš klausimų, kuris buvo iškeltas daugelį mūsų atsiliepimų formų po kitų konferencijų. Ta situacija tikrai labai sunki, kai yra labai sunki psichinė liga ir suicidiškumas tarpusavėje susikerta. Ir čia noriu pristatyti mūsų kitą kalbėtoją, kuri apie tai ir kalbės, profesorė Patricia Gooding. Ji vadovauja savižudybių tyrimų grupiai Mančesterio universitete. Jos darbas sutelktas į savižudybės minčių ir elgesio supratimą bei prevenciją pažeidžiamose grupėse, įskaitant žmonės sergančius sunkiomis psichikos lygomis. Profesijos Patricia Gooding vadovaujama mokslinių tyrimų grupė specializuojasi savižudybės minčių ir elgesio mechanizmų tyrimuose, ypač tarp asmenų sergančių sunkiomis psichikos lygomis. Ji vadovavo dideliam tyrimui, kurio metu buvo tyriamos psichologinės intervencijos savižudybės situacijos taikomos pacientams sergantiems psichozėmis. Jos tyrimai siekia sujungti ne tik mokslinius tyrimus, bet ir tai, kaip įgyvendinti metodus ir padėti žmonėms tokiuose sunkiuose situacijose. Ačiū, profesoriau, už tai, kad prisijungėte prie mūsų šiandieną. Ir sveiki, ar girdite mane? Smagu. Ačiū, kad taip gražiai mane pristatėte, labai smagu būti čia. Labas rytas. Aš pasidalinsiu ekranu. Taigi dalinuosi ekranu ir dabar norėčiau pačioje pradžioje pristatyti kai ką. Tikiuosi, kad visi matote, čia yra pirmoji skaidrė. Taip. Ačiū. Dirbu su kolegomis Mančesterio universitete ir stengiuosi suprasti psichologinius mechanizmus, kurie slypi už suicidinės patirties. Pačioje pradžioje noriu pasakyti, kad aš esu ekspertė ir aš dirbu su tais, kurie turi tiesioginę suicidinių minčių ir potyrių patirtį. Taigi šiandieną aš šiek tiek kalbėsiu apie savižudybių psichologinius modelius, šiek tiek papasakosiu apie KARMS projektą. Tai projektas, kuris vadinasi kognityviniai metodai kovai su savižudiškumu. Taip pat pakalbėsiu apie psichologinį atsparumą savižudybės atžvilgių, ypač tai buvo aktualu per COVID-ą. Šiek tiek pakalbėsiu apie psichologinį atsparumą ir pakalbėsiu apie klinikinį poveikį. Ir prieš pradėdama apie tai kalbėti, norėčiau šiek tiek paminėti, ką mes turime omeny, kai sakome suicidinė patirtis. Ir labai dažnai ekonominėje literatūroje mes dažnai kalbame apie mintis, planus, mėginimus ir mirtis. Tačiau, kai pasikalbame su žmonėmis, tai matome, kad ne viskas iš tiesų taip vienprasmiška yra. Taip, žmonės sako, man kyla tokių minčių, tačiau tų minčių aš tikrai negaliu su jausmu palyginti. Tai yra noras, impulsyvus noras, ketinimas. Taigi vienas iš dalykų, kuris man yra svarbus, yra žinoti apie suicidinę patirtį, kad ji gali būti labai įvairi ir pasireikšti įvairiai. Ir tai nebūtinai yra dalykas, su kuriuo žmonės iš karto susisieja. Dažnai jie sako, kad ta suicidinė patirtis nebūtinai tokia bloga, tačiau kai pradedi analizuoti, su kuo žmonės ilgai gyveno, tai pamatai, kad tai yra visai kas kita. Taigi pasižiūrėkime, pagalvokime apie kalbą, kurią naudojame, kai kalbame su žmonėmis
susijusiais su suicidinė patirtimi. Taigi, vienas iš dalykų, kurį jau kurį laiką darome, yra sukurti psichologinę terapiją orientuotą į savižudybę. Tai yra paremta kognityvinės elgesio terapijos modeliu. Tos teorijos turi būti paremtos įrodymais. Tai yra, mes turime turėti įrodymais paremtą modelį, kuris yra pagrindas to, kaip mes mąstome apie suicidinę patirtį. Tačiau dažnai sakau, kad jeigu neturi įrodymais paremto modelio, kai pradedi galvoti iš terapinės pusės, tai iš esmės tai tarytum yra užsiiminėti burtais. Tai nėra gerai. Taigi šiek tiek pasižiūrėkime į kai kuriuos psichologinius savižudybės modelius, kuriuos galima būtų paminėti. Pirmiausia, Mac Williams skausmo šauksmo teorija. Aš daugiau apie tai pakalbėsiu, taip pat tarpasmeniniai savižudybės teorija, tai yra, taip pat yra 3 žingsnių savižudybių modelis, taip pat integracinis motyvacinis valios savižudiško elgesio modelis ir schematinių vertinimų savižudybės modelis. Mes naudojame šį modelį kurį laiką, nuo 2008 metų, kai pradėjome jį taikyti ir kurti. Daugiau apie tai po minutės pakalbėsiu, tačiau dabar pasižiūrėkime į Mac Williams skausmo šauksmo teoriją. Tai yra šio modelio išraiška ir kaip mes pasistengėme sukurti šį skausmo šauksmo teoriją. Tai yra, mes pirmiausia pasižiūrėjome į tai, kad anksčiau suicidinės teorijos buvo laikomos skausmo šauksmu, bet ne pagalbos šauksmu. Ir iš psichologinės perspektyvos, kągi tai reiškia? Be abejo, skaitos taškas yra tai, kad žmonės patiria vidinius ir išorinius neigiamus stresinius poveikius. Ir iš tiesų galbūt svarbu tai, kad kalbant apie sunkią psichinę sveikatą ir jos problemas, tai yra, kad tos problemos pačios kelia stresą ir kai kalbama apie išorės stresinius veiksmus, pavyzdžiui, finansinius arba darbo praradimą arba nutrūkusi santyki, tai jeigu patiria rimtas psichinės sveikatos problemas, ypatingą nerimą, tai savaime jau yra stresą keliantis veiksnys. Mes turime pagalvoti apie negatyvų ir kognityvinį informacijos perdirbimo iš ankstinės nuostatos principą. Ir galima būtų tai apibendrinti kaip neigiamą požiūrį į save. Pavyzdžiui, taip pat tai gali būti ir neigiamas požiūris į savo gyvenimo sąlygas. Taip pat tai, kad žmogus jaučiasi nugalėtas ar atsidūręs spąstuose ir bejėgis. Taip pat nėra pagalbos suvokimo, kad nėra išeities. Tai yra susiję su aklavietės jausmu. Ir aišku, šis modelis labai smarkiai susisieja su tuo, kaip mes galvojame apie suicidinę patirtį ir kas su ją vyksta. Tai yra žmonės, kurie gyvena su sunkiamis psichinėmis sveikatos problemomis, su tuo labai susiduria. Čia schematinių vertinimų savižudybės modelis 2008 metų tyrimas, kaip matote, čia turime vertinimus, kognityvinio procesą ir schemą. Taigi, pirmiausia, skirtingi vertinimai. Vertinimų gali būti įvairiausių, bet iš literatūros matome, kad yra tokie pagrindiniai, kuriuos mes susitelkėme. Tai pirmiausiai
pralaimėjimas, užstrigimas, beviltiškumas ir remiantis literatūra ir darbu su žmonėmis su sudėtingomis psichinėmis problemomis. Tai neigiami vertinimai yra menka socialinė parama, problemų sprendimo sunkumai ir emociniai sunkumai. Tas vertinimas, kad tu nesugebėsi spręsti problemų, ne bet kokių problemų, bet tam tikrų tarp asmeninių ryšių problemų, sprendimų gebėjimai. Kartais žmonės sako, kad jiems tos problemos atrodo per didelės, užgulančios, jie tiesiog net nežino, kaip apskritai nuo ko pradėti. Ir visokiausi emociniai sunkumai taip pat labai svarbus. Čia norėčiau suteikti daugiau gyvybės savo teiginiams. Štai savižudiškos mintys ir veiksmai. Ir čia matome įvairiausius vertinimus, beviltiškumas, ta aklavietė, emociniai sunkumai. Ir žmonės ką sako, beviltiška, nematau išeities. Beviltiška, kasdien jaučiuosi beviltiškai, neprisikasu prie savo emocijų, nerandu jų, jos yra palaidotos. Gyvenimas mane nugalėjo, tokie reikalai, taip tikrai aš parklupdytas, aš jaučiuosi atstumtasis, arba jei aš nusižudysiu, tai kas manęs pasiges. Dar kalbant apie vertinimus, norėčiau parodyti, ką iš tikrųjų žmonės sako. Schematinių vertinimų savižudybių modelis yra transdiagnozinis. Tai yra labai svarbu, kokių dar diagnozių turite žmonės, kokios patirties turite žmonės, bet ir jis yra taikomas pagal psichinės sveikatos problemas. Dabar mes dirbame su psichoze, bipoliniu sutrikimu, depresija sergančiais žmonėmis ir panašiai. Toliau, prieš kalbant apie konkrečiai mūsų darbą, labai svarbu pabrėžti vieną dalyką. Būtent, ką mes dirbame Mančesteryje su profesoriumi Nav Kapoor. Tarp psichinės sveikatos problemų turinčių asmenų mirčių nuo savižudybės skaičius yra didelis. Čia buvo atliktas tyrimas gana ilgų laikotarpių. Taip pat buvo tirta, kas iš tų asmenų turėjo ryšį, turėjo kažkokį encounterį su sveikatos apsaugos institucijom. 26% visų mirčių nuo savižudybių yra žmonės, kurie buvo kažkaip gydomi nuo psichinių ligų. Ir matote, šitas pyragas, tai būtent raudona dalis, didžiausia dalis, tai yra tokie sutrikimai kaip depresija, bipolinis sutrikimas, o šizofrenija ir kitos iliuziniai sutrikimai yra 15%. Taigi matome, kad mirtis nuo savižudybės yra labai stipriai, jų skaičius labai stipriai padidėja, jeigu žmogus turi psichinių problemų, psichinių ligų. Bet mes turime galvoti ne tik tai apie mirtis nuo savižudybės, bet ir apie kitas savižudybinės patirtis. Tai ir savižudybiniai planai, mintys ir kiti dalykai. Šitų patirčių irgi yra daug daugiau tų žmonių, kurie turi ūmius psichinės sveikatos problemų atveju. Dabar konkretizuojant, jeigu kalbame apie žmonės sergančius psichozėmis, 80% tokių asmenų miršta nuo savižudybės, 20-40% bent kartą bandys nusižudyti ar turės pasikartojančių minčių apie savižudybę ir savęs žalojimą. Dabar norėčiau šiek tiek
prieš KARMS projektą pristatydama norėčiau truputėlį pakalbėti apie į savižudybę nukreiptą psichologinę pokalbio terapiją. Kas tai yra? Kaip sakiau, turi būti paremta specifiniais mechanizmais, apie juos mes kalbėsime netrukus, bet pagalvokime, kaip atrodo kognityvinė elgesio savižudybės prevencijos terapija, ta pokalbio terapija. Taigi ta kognityvinė elgesio savižudybės prevencija ir prevencija psichozei yra tokie trumpiniai CBSP ir CBSPP. Mes turime gydymo vadovą. 2008 metais jisai buvo sukurtas, kai mes pradėjome šitą darbą, mes jį išbandėme ir ligoninėse, psichiatrinėse ligoninėse ir bendruomenėje, konsultacijose. Kokia ta terapija? Ta terapija yra paremta humanizmu, jo principais ir taip pat tuo, ko tikėtumėtės kognityvinio elgesio terapijos kontekste. Taigi pati terapija yra labai paremta bendradarbiavimu. Net jeigu mes galvome apie mechanizmus, kas čia vyksta, kaip čia galima suprasti, kodėl tas žmogus patiria suicidinės patirtis, mes galvosime apie mechanizmus, apie psichologinius procesus, kurie kelia tokius jausmus ir išgyvenimus, bet kaip mes dirbame su tuo žmogumi yra paremta bendradarbiavimu. Kitaip tariant, bandome išsiaiškinti, kas vyksta tam individui, bet dirbame su juo. Mes nieko neprimetame savo požiūrio, bet nuoširdžiai bendradarbiaujant dirbame su pacientais. Ir dažniausiai dirbama 1:1 ir dar 2008 metais buvo išspausdinta tyrimų ir rezultatai buvo, kad kognityvinė elgesio savižudybės prevencijos terapija yra iš tikrųjų per laiką labai daug žadanti, bet yra keletas bet. Tai pavyzdžiui, ne visada tinkama tam tikriems žmonėms. Ir jeigu dirbi 1:1, tai rezultatai yra geresni negu dirbant su grupe. Taigi, kaip sakiau, mūsų pilotinis projektas su savižudybę nukreipta terapija pirmiausia buvo išbandytas su psichozė sergantiems žmonėms, kurie gyvena bendruomenėse, vyrų kalėjimuose ir psichiatrinėse ligoninėse. Neseniai mums pavyko padėti dar toliau negu tik pilotinis projektas ir mes atlikome vidutinio dydžio tyrimą apie tai, kaip kovoti su suicidiškumu. Taigi norėčiau pristatyti KARM projektą, kognityviniai metodai kovai su suicidiškumu. Čia bendradarbiavo mūsų tyrimų centras ir kita institucija ir mums pavyko pavadinti šitą programą vertinimo mechanizmo efektyvumo programa. Mums pavyko pamatuoti efektyvumą ir pasižiūrėti pačius mechanizmus. Ir visą tai sudėjus į vieną tyrimą, būtent mes ir gavome tą KARMS projekto esmę. Labai svarbus KARMS projekto aspektas buvo tai, kad kartu su ACT mes naudojamės taip pat ir mes naudojame atsitiktinių imčių kontroliuojamą tyrimus ir gavome daug informacijos apie bazinius psichologinius procesus. Kaip sakiau, aš esu ekspertė tik tai iš patirties
nes dirbu su žmonėmis, kurie gyvena su ūmiais psichologiniais sutrikimais ir galvoja apie savižudybę. Ir jie dalyvavo Karms projekte. 16 metais mes gavome finansavimą ir 17 sausį pradėjome vykti šį projektą, bet Karms projektas buvo toksai instrumentinis, gavome finansavimą ir pradėjome, iš esmės darbas prasidėjo 6-7 metais, mes kartu rašėme paraiškas ir buvo labai, visi tie žingsniai buvo labai svarbus, kad apskritai gautumėm finansavimą. Taigi pažvelkime į Karms projektą. Kaip sakiau, mes vertinome tos terapijos efektyvumą ir jos mechanizmus ir norėjome nustatyti, kokie yra barjerai, kliūtis ir iki kokio lygio galima įgyvendinti tą terapiją įvairiausiose institucijose. Mes turėjome tą pagrindinį, pradinis taškas ir po 24 sesijų po 6 mėnesių. Mes atlikome 26 konsultacijas ar sesijas, dažniausiai kartą per savaitę, tai bus 6 mėnesiai. Ir vertinome pradžioje ir tada pabaigoje po 6 mėnesių ir po 12 mėnesių. Taigi tas 6 mėnesių laikotarpis, kai baigėsi konsultacijos, buvo kritinės. Mes naudojamės kiekybiniais duomenimis, mes bandėme naudotis ir kokybiniais duomenimis, kad suprastumėm, kaip veikia šie mechanizmai. Taigi, mes turime pasižiūrėti į įtraukties kriterijus, kaip yra įtraukiami į projektus dalyviai. Visi turėjo būti virš 18 metų amžiaus, jie turėjo mokėti anglų kalbą pakankamai, kad galėtų užpildyti vertinimus ir galėtų įsitraukti į terapiją be vertėjo. Taip pat jiems reikėjo patirties, psichozės patirties, ypač turėjo būti ir teigiamų psichotinių patirčių, tai yra dalykai, pavyzdžiui, kuriuos jaučia arba skanauja, arba po lytėjimo jausmą kažkokį turėti, taip pat turėti tam tikro nepasitikėjimo, įtarimo arba paranojos, taip pat pozityvių psichotinių simptomų ir patirčių, kuriomis mes domėjomės. Taip pat mes prašėme, kad tie dalyviai būtų turėję nesenos suicidinės patirties. Tai yra 3 mėnesiai prieš pradedant šitą tyrimą ir tikrai labai neįprasta rasti tokių tyrimų, kurie tyria asmenys, kurie ką tik turėjo suicidinės patirties ir taip pat jie turi turėti priežiūros koordinatorių. Tai galėtų būti ir šeimos gydytojas arba psichiatras. Dauguma mūsų dalyvių turėjo priskirtą priežiūros koordinatorių psichinės sveikatos tarnyboje. Toliau, Karms ir sveikinės imties tyrimo komponentų elementai yra paremti 2 svertais arba sąlygomis. Tai buvo atsitiktinai priskirti dalyviai, kad gautų gydymą arba terapiją, kuri yra orientuota į savižudybę, tai yra kognityvinė elgesio savižudybių prevencija psichozių atvejais, ir jie tiesiog toliau vykdė savo įprastinį gydymą. Ką mes stengiamės padaryti? Tai yra tas mastas, kiek yra įvedamas suicidinių minčių stiprumas, kiek jisai buvo patiriamas per 6 mėnesius, ir taip pat jie turėjo užpildyti suicidinių minčių klausimyną. Štai parodo dalyvių srautus.
per patį tyrimą. Mes norėjome apimti 292 žmonės, mums pavyko, tai yra, mes norėjome įtraukti 250, mums pavyko apimti 292, galiausiai praėjus 6 mėnesiams liko 252 dalyviai, tai yra mūsų imtis buvo 252 dalyviai. Kai mes pradėjome dirbti ir taikyti karms, tai mūsų vienas iš pagrindinių nerimo dalykų buvo, kad mums nepavyks pritraukti žmonių į tyrimą, tad mums buvo labai džiugu, kad mums pavyko. Ir mūsų dėmesys buvo toks, kad mums pavyko išlaikyti žmonės, tai yra 86% žmonių per tos 6 mėnesius. Buvo labai svarbu pačioje pradžioje, kai mes kalbėjome apie modelius ir mechanizmus, galvoti apie transdiagnostinius aspektus, tai yra, kas vyksta su tipiniais suicidiniais asmenimis, tačiau taip pat galvoti ir apie tai, kad yra specifiniai psichinės sveikatos aspektai. Ir aš čia norėčiau apie tai pakalbėti. Pagalvokime, kokią patirtį turi žmonės, kai gyvena su tam tikromis iliuzijomis arba haliucinacijomis. Čia yra dalykai, kurie žmonės sakė, visi buvo prieš mane, aš tikrai jaučiu, kad visi yra nusiteikę prieš mane ir visas pasaulis manęs nekenčia. Man atrodė, kad visur yra kameros ir mikrofonai, todėl metus laiko maniau, kad žmonės nori man pakenkti ar sukelti skausmą. Pradėjau turėti iliuzijų apie... Įsivaizduokite, aš reikiant žmonį, turėjau iliuzijų, kad man tai nepatinka, tai invazyvu, aš negalėjau to kontroliuoti ir jų balsai skamba taip tikroviškai. Taigi daugelis žmonių patyrė labai stiprias mintis ir jausmus, kad buvo sunku juos pasiekti. Kai kurie žmonės darė tokius dalykus, kad įsitraukė į tokią veiklą, kuri buvo žalinga kitiems. Nebuvo, aišku, įrodymo, tačiau jie buvo tikri, kad jie darė kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, prisimenu vieną asmenį, kuris buvo neseniai įsteigę kavinę ir jie buvo tikri, kad maistas, kurį jie pardavė toje kavinėje, visus nuodijo, nors iš tikrųjų nebuvo jokių apsinuodijimo atvejų, nebuvo įrodymų. Taip pat žmonės turėjo haliucinacijas, girdėjo garsus, balsus ir nuo pat tada, kai atsibusdavo, iki pat ne tik tada, kai užmigdavo, bet ir nakties metu, jie jautė, kad buvo tokių balsų, kurių negalima atsikratyti. Ir buvo baisus, nemalonus balsai. Kai kuriems žmonėms tai nebuvo tiesiog balsas ar vaizdinys. Taigi jie ne tik girdėdavo, bet ir matydavo. Ir tai, ką jie matė, tai jau nebūtinai kažkoks vaizdinys, bet kažkoks skeletas ar kažkoks kitas objektas, ar tiesiog jausmas. Tai padeda jums įsivaizduoti, kokį poveikį turi tai, kad yra gyvenama su iliuzijomis ir garsinėmis haliucinacijomis. Tam tikri baziniai duomenys padeda įsivaizduoti, kas vyksta, nebūtinai tiek, kiek tai susiję su jų intensyvumu, bet su kai kuo kitu. Ir mano kolega Johasa kai kurį laiką jau dirbo ties tuo. Tai yra pasižiūrima, koks yra pagrindinis dalykas susijęs su iliuzijomis ir haliucinacijomis ir kaip gyventi su tuo ir kokį stresą žmonės patiria. Nebūtinai to stiprumas ar dažnumas. Tai nebūtinai susijęs su tuo, kiek garsus tie balsai, bet tas vidinis stresas, kurį patiria žmonės. Taigi mes pradėkime nuo to ir pasakysime, kad jeigu žiūrime į suicidinių mėginimų dažnį, tai koks yra to kelias. Ir pastebėjome, kad tos iliuzijos ir garsinės haliucinacijos nebuvo atskaitos taškas. Tai susijęs su sunkumais ir emociniu procesu, apie kuriuos šiek tiek vėliau pakalbėsiu. Tačiau tai taip pat reiškia ir tam tikrą sukeltą stresą ir po to suicidinių minčių sunkumą ir dažnį.
taip pat tokius jausmus, kaip esi nugalėtas, atsidūrei spąstuose, aklavietėje, arba buvo kitas emocinis procesas, emociniai sunkumai. Ir moderatorius vadovavo šitame kelyje nuo nugalėjimo iki atsidūrimo spąstuose, iki suicidinių minčių. Ir tai padėjo suvaldyti beviltiškumo jausmą. Kai kalbame apie distresą ir iliuzijas ir garsinės haliucinacijas, tame beviltiškumo kontekste buvo stebimas suicidinis dažnis ir jis buvo aukščiausias tada, kai aukščiausiame lygyje buvo ir emociniai sunkumai bei stresas. Ir labai dažnai, tiksliau, net labai dažnai yra tokių žmonių, kurie gali išmatuoti savo suicidinių mėginimų dažnį per 18 mėnesių ir susijęti tai su savo suicidinėmis mintimis. Aš kalbėjau apie sunkumų procesą, pagalvokime apie emocinio apdorojimo sunkumus, su kuriais susidurėme. Žmonės turi tam tikro sąmyšio pojūtį. Pavyzdžiui, man sunku atsekti savo jausmus, aš jaučiuosi kaltas, kad taip jaučiuosi. Taip pat ribota prieiga prie strategijų, pavyzdžiui, jeigu patiri intensyvias nepatogias emocijas. Ir kaip sakiau, kad užtrunka labai ilgai, kol žmogus pasijunta geriau. Gerai, dabar norėčiau papasakoti, ką mes išsiaiškinome atsitiktinės imties tyrime per pastarosius 6 mėnesius. Tai visai neseniai buvo paskelbtas straipsnėje psichiatrijos spaudoje. Taip minėjau, kad laikotarpis buvo 6 mėnesiai ir mes matome, kad suicidinių minčių stiprumas iš tiesų mažėja per 6 mėnesius ir nors mažėja abiejose grupėse, mažėjimo dydis paspartėjo tada, kai žmonės gavo, tai yra mažėjimas paspartėjo tada, kai žmonės gavo pagalbą toje kontrolinėje grupėje, atsitiktinės imties kontrolinėje grupėje. Tačiau skirtumas buvo štai kame, kad tradicinis dažnumo lygmuo nebuvo pasiektas ir tai verčia galvoti, kasgi vyksto su tai žmonėmis, kurie buvo terapijoje, jiems situacija keitėsi ir koks buvo pagrindinis elementas, ar mes galime tai identifikuoti. Šiek tiek daugiau apie tai pasistengsiu pakalbėti. Aš minėjau ir pasistengiau apžvelgti 6 skirtingus vertinimo mechanizmus, kurie labai svarbus suicidinių minčių atveju. Ir jie visi labai svarbus ir susieti su suicidinių minčių intensyvumu per 6 mėnesius kontroliuojant bazinę liniją. Tai yra jausmas, kad esi nugalėtas, esi spąstuose ir patiri emocinius sunkumus. Klausimas yra, ar bet kuris iš šių vertinimo metodų būtų svarbesnis, kai kalbame apie gydymo stiprumą, kai kalbame, kad galbūt toks gydymas galėtų turėti teigiamą poveikį. Ką mes išsiaiškinome, kai atlikome mediacijos analizę? Tai buvo iš tiesų svarbu. Jeigu pasižiūrėsime į 2 grupės ir į asignavimo sąlygas ir į mažėjančias suicidinės mintis per 6 mėnesius, pagrindinis vertinimas, apie kurį buvo pranešta, buvo socialinės paramos suvokimas, mano draugai, šeima ir kiti žmonės. Ir nors nebuvo tiesioginio poveikio, poveikis buvo juntamas iš karto. Tad jeigu pasižiūri į tai, kodėl terapija veikia, tai atsakymas buvo, kad tai buvo dėl socialinės paramos. Ir kodėl mes naudojame socialinės paramos vertinimo skalę?
Žmogus jaučiasi mylimas šeimos, kad gali pasitikėti draugais, tačiau tai buvo bendro pobūdžio dalykas. Tai yra, aš jaučiuosi vertinamas kitų žmonių, nebūtinai draugų ar šeimos, bet konkrečių žmonių. Taigi bendrai paėmus aš jaučiuosi vertinamas. Tai labai svarbu. Mes galime tuo remtis, aš manau, kai kalbame apie kokybinį darbą. Ir apie tai pakalbėsiu po minutės. Jill Hazard, viena mūsų pagrindinių tyrėjų, man sakė, tos socialinės paramos poveikis. Ar tai nėra tik tais dėl to, kad yra terapinis ryšys sudarytas? Mūsų terapijos dalyviai turi puikius santykius su savo terapeutu. Tad galbūt galime tai ištestuoti, pasižiūrėti, ar to darbinio ryšio priemonė padarė skirtumą. Taigi mes paanalizavome skirtingą socialinę paramą ir kaip tai susiję su suicidinėmis mintimis. Ir paklausėme, ar tos priemonės ką nors keičia ar ne. Taip, keičia iš dalies. Taigi mes išsiaiškinome, kad darbinio santykio terapeuto vertinimas gali atlikti vaidmenį. Tačiau kaip tas darbinis santykis matuoja to darbinio santykio reitingą ir kaip tai įtakojo terapeuto vertinimą, tai buvo bendresnio pobūdžio. Pavyzdžiui, žmonės jautė, kad jie nėra svarbus kitiems ir tas jausmas iš nepriklausimo keitėsi į priklausimo jausmą. Tačiau aš tai galėčiau kvalifikuoti štai kaip, kad tam galėtum išsiaiškinti, ar tai turi poveikį. Mes turėjome pasitikėjimo lygmenį vertinta 90%, P vertė buvo 0,1 ir mes turėjome duomenų taškų 67 dalyviams ir taip buvo todėl, kad mums reikėjo duomenų taškų socialiniai paramai, ryšiui ir socialinių minčių stiprumui, remiantis 6 mėnesių laikotarpiu. Visą tai reikėjo tarpusavėje suderinti ir tai buvo padaryta tik paėmus labai nedidelę imtį. Toliau, variacija buvo nuo 4 iki 9% ir išsiaiškinome, kad terapinis ryšys vertinamas per terapeuto reitingą, o ne per kliento reitingą. Ir tada analizavome, kas vyksta. Mes atlikome klasterio analizę, kad įvertintume, kokie socialinės paramos socialinių ryšių aspektai yra svarbus. Tai dar nėra paskelbta, tai yra pateikta dabar viešinimui, spausdinimui. Ir žmonės suvokia, kad jie nėra svarbus kitiems apskritai, kad jų šeima negali jais pasitikėti, bet taip pat ir jie negali pasitikėti savo šeima ir kad jų šeimai jie nerūpi. Tai buvo tie socialinės paramos ir ryšio aspektai, kurie paaiškėjo, kai mes pritaikėme klausimyną atsitiktinės imties tyrime. Kaip jau minėjome, mes atlikome kokybinį darbą ir tai buvo viena kokybinių apklausų, pokalbių ir tai parodė, kad yra tam tikri mechanizmai susiję su suicidinė patirtimi. Tai ir taip pat ne tik, kai kažkas pradeda vykti blogai, bet kai pradeda vykti su žmonėmis, kurie jautėsi iš pradžių suicidiški, o paskui pradėjo tokiais nebesijausti. Norėčiau jums pradėti suprasti bent jau dalį šių aspektų. Mes radome 3 visą apimančias temas, kai apklausėme žmonės. Mes jų paklausėme, gal gali papasakoti, kai jautiesi suicidinis, kas vyksta. Norėčiau susitelkti į tai, ką matote kairėje. Tai yra
tam tikros svarstyklės. Žmonės jautėsi, kad jie svarbus ir žmonės jautėsi, kad jie nesvarbus. Tai terminas arba savoka, kurią pabrėžė Gordon Flatten ir kolegos. Jau kurį laiką mes daugiau dirbame su jaunais žmonėmis ir išsiaiškiname, kad visi dalykai, kuriuos gali pasižiūrėti, tai yra idėjos, kad tu esi svarbus arba kad nesi svarbus ir atrodo, kad visa tai atsispindi prastoje psichinėje sveikatoje. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į tai, kas slypi po pagrindinėmis temomis, tai kad mes galime subalansuoti dinamiką ir dėmesį. Žmonės jaučiasi, kad visiškai nesvarbu, kad jie jaučiasi, kad jie neturi jokios prasmės, kad jie yra našta visuomeniai ir šeimai. Ir per terapiją ir jiems labai svarbu, kad jie būtų labiau pripažįstami, reikia išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Dar kartą norėčiau Jums padėti suprasti, mes nenaudojame šitų aspektų, tačiau ką reiškia, kai žmogus jaučiasi, kad jisai svarbus, prieš pastatant, kai jisai jaučiasi, kad jis nesvarbus. Tai yra, žmonės mane ignoruoja, žmonės, kurie manimi pasitikė, arba žmonės reaguoja į tai, kas atsitinka man, tuo pačiu būdu, kai tarytum tai atsitiktų jiems, tuo pačiu metu jie jaučiasi beveik nematomi, tai yra nematomumas, žmonėms nesvarbu, kas man atsitiks, tai yra mano šeimai, aš nesvarbus ir kai kyla problemų, žmonės paprastai nenori apie ją girdėti. Dar kartą pasižiūrėkime į tam tikras tiesioginės citatas. Mes turime turbūt susitelkti į pereinamąjį laikotarpį. Vienas išsakė, mano pagrindinis dalykas, kurį aš sakydavau, kad jei rytoj mirčiau, būčiau laimingas, nes savo gyvenime nieko nepadariau. Pakankamai, žinote, neturiu jokių apgailestavimų. Žmonės, mano tėvas, mano mama, aš turiu tėvą ir mamą ir gyvūnų. Ir ten vienas iš atsiliepimų, kad vienas pagrindinių dalykų susijusių su savižudybe buvo tai, kad jei aš nusižudysiu, manęs niekas nepasiges, tai turės įtakų. Tačiau kitas mąstymas, kad mano požiūris į mirtį pasikeitė. Visada sakydavau, kad jei ir tuo mirčiau būčiau laimingas, nes savo gyvenimą padariau pakankamai, žinote, neturiu jokių apgailestavimų, bet nusižudysiu, aš nebegaliu mirti, noriu senatvėje būti su tuo ir tuo. Taigi juokinga, kaip vien tik įsipareigojimas visiškai pakeitė mano požiūrį, atėjo mano laikas, tai taip ir būtų, suprantate, ką noriu pasakyti, ir man tai nerūpėtų, bet dabar, tarkime, jei susirgčiau vėžiu, tai manęs nebūtų baisu, mirtis manęs nebūtų gąsdinusi, bet jei dabar susirgčiau vėžiu, tai nenorėčiau gyventi be to ir to. Man gyvenimas tik prasideda iš naujo. Taigi, norėčiau pakalbėti apie tai, ką mes atradome dėl atsparumo savižudybei. Ryšys tarp atsparumo savižudybei ir sematinių vertinimų savižudybės meto. Mes pirmiausia galvojame apie psichologinius kelius į savižudiškas mintis ir kas vyksta, kai žmogus yra atsparus savižudiškumui. Kaip tai įvyksta? Kai dirbame su pacientais ir pavartojame žodį atsparumas, tai pacientas sakys, ne, aš nesu atsparus, visai nesu atsparus. Jeigu pasakai, na gerai, tai sakai, kad tu nesi atsparus, bet tu juk esi čia. Vis dar sėdi priešais mane, esi gyvas, tai kodėl tu sakai, kad nesi atsparus, tai kas čia vyksta, kaip tu čia išbuvai? Ir tada žmogus susimąsto, aha, tu tikrai, iš tikrųjų, teisybę sakai, aš esu atsparus. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Čia matome, kad turime kokias 4 temas, kurios yra susijusios. Pirmiausiai, kontrolės jausmas, viltis, jausmas, kad esi vertingas, savęs vertinimas ir priėmimas suicidinių minčių. Pirmiausiai dėl kontrolės jausmo ir dėl savižudiškų minčių priėmimo. Kai žmonės išgyvena haliucinacijas ir visokias iliuzijas,
jeigu jie jaučia, kad jie gali gyventi su tais balsais ir su tom iliuzijom, kurie niekur nedings. Tave visas suima tas jausmas, tos emocijos, negali su joms susivaldyti. Tasgi paaiškėjo, ne tiek pati kontrolė, kad aš galiu kontroliuoti tos balsus, bet kad jie negali manęs kontroliuoti. Tu negali priversti jų išnykti, bet tai ir yra balsai, daugiau nieko. Tu neprivalai daryti to, ką jie tau liepia. Tie balsai nepasidarys gražesni ar rečiau pasirodys. Bet jeigu tu pasakysi, jūs manęs nekontroliuosite, galbūt galėsite mažiau juos kreipti dėmesio, jie nebus retesni, bet jie tiesiog tavęs nekontroliuos. Tai panašiai yra ir su suicidinių minčių, tokiu priėmimu. Priėmimas dažnai skamba labai pasyviai, bet tai nėra pasyvus dalykas. Panašiai kaip sakiau, kad neleisime jausmams, balsams paimti tave įkaitų. Esmė yra galėti gyventi su tuo, kas vyksta. Nustoti kovoti, žmonės sako. Kai supranti, kad tau nebereikia toliau kovoti. Gali leisti toms mintims būti ir toliau gyventi savo gyvenimą. Taigi, čia surašiau, kas buvo naudinga, ką žmonės įvardijo. Aš šiek tiek geriau supratau, man tą pavyko suprasti, kaip aš jaučiuosi. Ir taip pat suprato šitas žmogus, kad nieko tokio jaustis vienaip ar kitaip. Nereikia jaustis blogai, kad blogai jautiesi. Terapeutas padėjo man suprasti kai kuriuos mano elgesio modelius, kai aš perdozavau narkotikų ir visą kitą. Aš supratau, kad tai padariau ir tai padėjo man šiek tiek atleisti savo. Aš jaučiuosi labiau pasitikinti savimi ir galiu gyventi toliau. Trečias asmuo, aš turiu vertinti save tokį, koks esu, paprasčiausia prasme, viską daryti paprastai, nemastyti apie tai, kad reikia daryti per daug. Aš buvau įstrigęs tarp didžiulių ambicijų, tiesiog būti kažko pasiekti, puikiai atrodyti kitiems. Tiesiog supratau, kad tiesiog turiu būti savimi ir tai yra svarbiau nei būti žmogumi, kuris daug gyvenime pasiekia. Dar vienas pavyzdys. Gavome namų darbą pakeisti vieną dalyką ir aš pagalvojau, kad pakeisiu tai. Man nebereikės visą laiką kovoti. Šitas žmogus bando suvokti, kad jam nereikia nuolatos kovoti. Nėra prasmės ištisai kovoti. Tiesiog daryti tai, kas tave daro laimingą. Taigi, jei man patinka tiesiog gulėti lovoje ar žaisti žaidimus, tai ir gerai. Nebūtina atsisakyti tos veiklos. Taigi, pabandysiu apibendrinti, kokios yra klinikinės pasiekmės ir ką būtina suprasti. Pačiame viršuje čia matome ryšiai tarp psichozinės patirties ir kančios, bet čia kalbu ne tik tai apie iliuzijas ir haliucinacijas. Nežinau, ar jūs dirbote su didelį nerimą turinčių žmonėmis. Mano geras bičiulis dabar išgyvena labai didelį nerimą ir tas stresas, kurį jisai išgyvena kasdien, yra tikrai nerealus. Todėl labai svarbu ieškoti mechanizmų ir pasistengti suprasti, kas darosi tam, kad sukurtumėm efektyvę į savižudybę nukreiptą intervenciją. Ir labai svarbu suprasti, kas vyksta, turėti omenyje ir psichinės sveikatos problemas, ir transdiagnostinį aspektą. Taip pat suprasti tą jausmo, kad esu aklavietėje skirtingas puses. Ne tik tai, kad tu esi įstrigęs, bet per kokius tu sunkumus eini, kodėl jie tave taip užgulė. Taip pat supratome, kad yra labai svarbu negebėjimas priimti emocijų, jaustis
kad esi pasimetęs savo emocijose, tave jos slegia ir neturiu strategijų, ką daryti, kai emocijos yra per daug intensyvios ar atrodo, kad jos tokios yra. Atsparumą kol kas praleisiu. Taip pat, kaip įveikti tuos perėjimus. Kaip, pavyzdžiui, jeigu jaučiuosi atitrūkęs, nematomas, neturintis vaidmens. Ir suprasti, kad tie etapai ateina ir praeina. Nebūtinai, kad šiandien jautiesi, kad įvyko tas perėjimas, jautiesi niekam nereikalingas, dabar jautiesi reikalingesnis. Nėra taip, kad kitą dieną būsi dar reikalingesnis. Ne, banguoja. Ir kartais vien užtenka suprasti, kad jeigu tu tikiesies, kad tai, banguos, tai vienaip, tai kitaip bus, tai jau tu žmogus jau savaime geriau jaučiasi žinodamas, kad pasikeis ta situacija. Taip pat psichozės atveju daug kas sakė, kad jaučiasi nesuprasti. Ir labai svarbu, ne tik tai, kad matytų, jog artimieji supranta, bet kad bent jau stengiasi suprasti. Taip pat, kad ryšiai yra ne tik tai socialiniai. Kaip matėme iš citatų, pavyzdžiui, žmonės jaučia ryšį su vieta, su pastatu, su savo protėviais, su gyvūnais. Ir paklausinėti apie tuos skirtingus ryšius gali irgi būti labai svarbu. Pavyzdžiui, neseniai iš mano patirties, pavyzdžiui, galbūt su protėviais, su močiute, su proseneliu, su prosenelė, per kartų kartas pereiti. Gal ten yra kažkoks ryšys, kad žmogus pasijustų susietas. Kas tau tenais yra svarbu, karta iš kartos. Tai irgi, jeigu yra tau svarbu, tai gali būti reikšminga. Ir dar grįžtant prie atsparumo, žmonės yra atsparūs, jie yra įspūdingai atsparūs. Manau, kad psichinių problemų turintys žmonės yra patys atspariausi individai. Todėl labai svarbu suprasti tą dinamiką, atsparumo dinamiką, kaip žmonės gali stiprinti tą atsparumą. Man tai yra be galo svarbu. Ir pabaigai noriu padėkoti visiems ar pripažinti, pasakyti, kad daugybė žmonių dirbo Mančesteryje atliekant šitą darbą. Svarbiausia galbūt yra tyrimų dalyviai, kurie dalinosi savo išgyvenimais. Taip pat kiti, kurie dalyvavo, mūsų terapeutai, 12 buvo karams terapeutų, taip pat karams tyrėjai ir mūsų kolegos, kurie dirba sveikatos apsaugos sistemoje. Taigi tiek, nuoširdžiai dėkoju visiems už dėmesį ir laukiu klausimų. Dabar nutrauksiu dalinimąsi pristatymu. Ačiū už tokį informatyvų pasisakymą. Tai yra tikrai įspūdingas tyrimas ir įspūdinga, kad tiek pacientų išbuvo, ypatingai turint omenyje, kad jų diagnozės tokios sudėtingos ir jų patirtis tokios gilios. Yra keletas klausimų. Jie susiję su tuo, kaip prieiti prie žmonių, kurie turi tokių psichotinių patirčių ir suicidinių minčių. Ar klinicistas, jeigu klinicistas šiandien, tarkim, turės konsultaciją su pacientu, kuris serga psichoze, ir galvoja apie savižudybę. Tai kokie 5 patarimai būtų tokiam terapeutui? Manau, kad pagrindinis patarimas, esminis, tai yra tiesiai šviesiai paklausti. Jeigu įtari, arba net neįtari, tiesiog iš karto validuoti, pasakyti, gyventi su psichoze, tai gali būti tikras pragaras, labai labai baisu. Daugumą žmonių, su kuriais dirbu,
jie man pripažįsta, kad jie patys papasakoja, kad kartais tas savižudiškos mintis yra tokios, ar tas jausmas, kai nugalvoja apie savižudybę, yra toks ar vienoks. Taigi, jeigu užmėgsime ryšį, būtent jeigu žmogus pasidalins savo patirtimis ir jūs taip pat pasidalinsite apie tai, ką apie tai žinote ir taip, sugrius sienos. Aš norėčiau sužinoti, kaip tu tai jauti. Dažnai dalyviai bijo, kad terapeutas nebus pasiruošęs girdėti apie savižudiškas mintis, savotiškai nori apsaugoti terapeutą. Taigi reikia nuo pat pradžių pasakyti, kad aš nebijau, aš netoks, aš noriu kalbėti apie savižudiškas patirtis ir kad tai yra svarbu. Man atrodo, kad čia yra pagrindinis patarimas. Antras dalykas - paraginti pacientus papasakoti, kokios yra tos psichozinės patirtis, kas ten vyksta. Jeigu pasakoja apie balsus, tada klausti, kas vyko, kaip ten vyko su tais balsais. Ar čia vienas balsas? Dažnai sako, ne vienas balsas, daug balsų. Tai aš noriu sužinoti, kaip tau tai yra. Ir dažnai jisai sako, aš negaliu tau papasakoti apie mintis mano galvoje, nes jos per tamsios, per sudėtingesnės, per sudėtingos, per baisios. Taip, tiesiog paraginti. Aš žinau, kad dažniausiai tie jausmai būna labai baisus ir juodi. Visi turi tų juodų veiksmų, ne visi, tai yra jausmų, ne visi pasakoja. Ar tu galėtum papasakoti, ar galėtum išreikšti tas mintis ir jausmus? Liktai sustabdyti, kad tas asmuo nebandytų po kilimu pašluoti, ką iš tiesų jaučia, atsivertų. Ačiū, dar du susiję klausimai. Kaip paklausyti tiesiogiai apie savižudybę? Pirmas. Jeigu konsultuoji asmenį, kuris išgyvena psichozinę patirtį, bet tai yra ne ligoninėje veidas į veidą, bet internetu, nuotoliu. Ar galima tiesiogiai paklausti apie savižudybę? Ir dar susijęs klausimas, gal pakomentuosite, jeigu tiesiogiai paklausime apie savižudybę, ar tai nepaskatins dar intensyvesnių obsesinių minčių, kaip įvykdyti savižudybę? Atsakant į abu klausimus, vienareikšmiškai internetu, nuotoliu paklausti apie savižudybę, ar ligoninėje, ar kitoje situacijoje, nebūtinai veidas į veidą. Žinoma, kad bus iššūkių ir aišku, kad reikia imtis tam tikrų saugumo priemonių ir jų laikytis, bet pagrindinis principas išlieka tas pats. Tai yra labai svarbu paklausti paciento apie suicidiškas patirtis, nepriklausomai nuo to, ką išgirsite, kokį atsakymą. Jeigu priklausomai nuo to, ką jis atsakys, gali būti, kad reikės imtis tam tikrų priemonių. Jeigu žmogus pasakys, aš neišbūsiu saugus, tai tada arba nuvežate į ligoninę, arba nusiunčiate greitąją tam asmeniui, ar imatės kitų priemonių, jeigu tai vyksta ligoninėje. Žinoma, nuotoliu tai yra sudėtingiau, tačiau per COVID laikotarpį mes irgi daug ko išmokome ir viena ta pamoka, COVID pamoka, tai kaip dalyviai atvirai pasakojo apie tas sesijas, ne tik tai Zoom'u, bet ir telefonu. Ir daugumai dalyvių tai buvo netgi, jie atviresni buvo netgi telefonu ar Zoom'u apie savo savižudiškas patirtis, nors aišku, tam tikri saugikliai turi būti, gali būti sudėtingiau kalbėtis nuotoliu. Turi įsitikinti, kad jie yra tokioje vietoje, kad jeigu reikės iškviesti greitoji juos ras, privažiuos prie jų. Taigi sunkumų gali kilti, bet principai yra lygiai tie patys.
Kita vertus, ar gali paūmėti suicidiškos mintis? Dažniausiai, kai kalbame su tokiais žmonėmis, jie sako, kad kalbantis apie savižudybę, savižudiškos mintis nepaūmėja ir haliucinacijos nepaūmėja. Paūmėja, kai nekalbame apie tai, kai žmogus lieka vienas su suicidiškomis mintimis ir galvoja, kad net terapeutui negaliu papasakoti apie tai. Čia jau aš tikrai esu akligatvyje, jeigu net savo terapeutui negaliu apie tai papasakoti. Taigi tokios mintys nepaūmėja ar nepasidaro įkyresnės nuo to, kad pasikalbame, nes jos jau yra ten, jos jau yra įkyrios. Galima pasikalbėti apie tai, kokios iki šiol strategijos jam buvo naudingos. Gali būti, kad jūs rasite, kad tas žmogus pats pasakys, štai va tas man padeda, štai kas man padeda ir paraginsite imtis to, kas jam padeda. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, galbūt sudėtingesnis. Jūs kalbėjote, jūs sakėte, kad dalyviai ne visada nori dalinti savo mintimis. Jeigu turime paranojos požymių turinčių asmenį ir jisai sako, kad demonas man neleidžia apie tai kalbėti ir jeigu aš tai papasakosiu, tai kažkas blogo nutiks man arba mano artimiesiems. Kaip kalbėti su tokiu pacientu? Taip, paranojos situacija yra tikrai labai sudėtinga. Ko mes išmokome? Tiesiai kalbėdami su tokiais pacientais, tai pirmiausiai įrodymai. Na, gal tu jauti, ar tau atrodo, kad demonas padarys blogų dalykų, bet ar demonas iki šiol padarė kažką blogo tau ar kitiems? Kitas dalykas, tai kaip galima nutildyti tą demoną? Gal gali papasakoti apie kažką kitą kol kas, arba gal gali papasakoti tam tikrų būdų, gal tada tas demonas netaip supyks ar nelabai kišis. Panašiai kaip ir balsai, jeigu pasakai, kad aš tiesiog leisiu tiem balsam egzistuoti, aš juos nekreipsiu dėmesio, tiesiog tegul jie savo gyvena savo gyvenimą, kaip koks nors įkyrus tavo giminaitis per kalėdą sėdi ant sofos ir bamba, ar ne, gali su juo nesiginčyti, leisk jam bambėti. Taigi dažnai, jeigu mes tam demonui ar tiem balsams leidžiam tiesiog bambėti ant sofos, jie nueina į kažkur tenais į paraštes, į foną ir žmogus gali pakalbėti apie savo patirtis. Taip pat galima leisti naudotis metaforomis ir per metaforą papasakoti apie savo patirtis. Ir čia priklauso nuo paciento, bet kartais labai naudinga, pavyzdžiui, nupiešti ar kreidute, ar tušinuku, užuot papasakojus, perteikti neverbaliniu būdu, kas jiems darosi. Prisimenu vieną pacientą, jam labai patiko pastilę piešti ir taip aiškinti, kas jam, kas jį kankina. Dėkoju ir visų vardų norėčiau padėkoti už tai, kad pasidalinote klinikiniais duomenimis, kaip elgtis tokiose situacijose. Mums tikrai tai labai labai svarbu. Ačiū, labai gera, kad buvote su mumis šiandien. Ir susitikti su visais po pietų pertraukos ir po 2:15 tęsime mūsų konferenciją. Dėkoju, o aš atsisveikinu. Ačiū.